ką, šią saulėtą puikią dieną. Pradėjom irgi puikiai, dėja netoli, 40 km nuvažiavom. Ir dingo sankaba. Atrodė, kad dingo sankaba. O pasirodo, lūžo pirminis velenėlis. Nors dar bandėm čia gydyti, bet niekas jau nebesusigydo. Tai taip sakant, tas lūžęs velenėlis pridarė dar daugiau reikalų. Viską išmalė. Tai kaip ir visą kitą būtumėm susitvarkę, bet dėja, velenėlio kito neturim. Tai tenka baigti varžybas. Nors viskas ėjosi tikrai gana neblogai, puikiai. Mašina elgėsi irgi neblogai. Tempas buvo geras, neblogas, tikrai nespaudė maksimumo, bet ir tai pagal tą tempą. Bendram fone atrodėm irgi neblogai. Niekas nepavijo, mes nieko neaplenkėm, tai reiškia važiavom tiesiog bendrų kanalo tempu. Tai sakyčiau, tikrai esam patenkinti tuo, ką darėm ir padarėm. Dėja. Autosportas, visada nutinka tokie nesmagus dalykai. Na bet ką, pasiremontuosim ir kažkada vėl važiuosim. Taip kad iki susitikimų.